Vėl bandau suprast, kas čia vyksta. Nagai apšviesti, bet gatvė tuščia. Per žinias kalba apie augimą, bet šaldytuvą auga tik šviesa. Sąskaita guli ant stalo kaip kaltinimas. Jis žino mano vardą geriau nei aš pats. Situacija stabili, sako ramiai, bet stabiliai tuštėja kišenės kasnakt. Nebaugink mane skaičiais, nebaugink krizėm. Tu kalbi apie grafikų linijas, aš kalbu apie stalą be duonos. Aš jaučiu kišenių dugną ir jis tuščias. Mes ne statistika, mes kvėpuojam. Mama skaičiuoja centus prie lango, lyg jie galėtų augti nuo lietaus. Tėvas sakė, bus geriau kitais metais. Tie metai vis keičia pavadinimus, kabinetų šviesos dega iki ryto. Ten braižo dar 1% vilties, bet mūsų vardų ten niekad nebūna. Tik eilutė, mokesčiai ateičiai. Nebaugink mane skaičiais, nebaugink krizėm. Tu kalbi apie procentus šalies, aš kalbu apie vaikus be pietų. Tu kalbi apie balansą, aš kalbu apie žmonės ir jie pavargo būti eilutė. Revoliucijos neprasideda gatvėse, jos gimsta virtuvėse. Tarp tylos ir neužmokėtos sąskaitos, tarp palauk ir nebėra iš ko. Ir kai mes nustosim kalbėti, jūs pagaliau išgirsit. Nebaugink mane skaičiais, aš seniai gyvenu tarp jų. Nebaugink krizėm, mes jau esam jų viduj. Mes ne statistika, ne parašas be veido. Lietuva ne kabinetuose į čia. Ir jie prisimins, ne parašas be veido. Lietuva ne kabinetuose į čia. Ir jie prisimins.